O, it's better. Is everybody. Sakysiu, viską žinau apie tave. Inga ir Rimvas. And I want you. Pompiro. Bei šį penktadienį, mėly draugai, važiuosiu groti Marijampolės į klubą Lūna po ilgos pertraukos atidarimas. Labas, Inga. Labas. Ką darai? Nieko. 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 Dirbi Nidoj, o kalbi kaip iš Marijampolės. A ne? A ne? Taip. Aha. Dirbi dabar ar kažką veiki? Nu. Aš klausiu, ar dirbi? Nu, sakau, nu. Nu, barankik, nu. Niekas nemokė tavęs normaliai lietuviškai kalbėti? Ne, nemokėm. Inga, klausyk, norėjau pakalbėti apie Rimbį. Apie kokį Rimą? Rimba. Na, aš nepažįstu jo. Nepažįsti. Jūs taip susidarėt, kad, tipo, nu jam nepakenkt ar kažką? A girdi apie kokį? Aš žinau, kad tu esi Rimbo meilužė. Ko? Yra Rimbas toks, Rimvas. Bent aš šį taip vadinu. Tu supranti, apie ką mes kalbam? Nu, beveik, bet kieno meilužė. Nu tai va, tu jos į meilužę. Ką tu čia nusišnekė? Kaip aš galiu nusišnekėti, jeigu aš žinau? Nieko aš nesuprantu. Inga, tu esi Rimba meilužė. Ir man tas labai nepatinka. Buvai kartuoti tą Ingą, nu koks tau skirtumas, kieno aš meilužė? Koks skirtumas? Rimba su mano sesė draugauja, tu supranti? Nu. Nu tai dabar yra kažkoks skirtumas, ar nėra jokio skirtumo, kaip tau atrodo? Nu ne, nėra man jokio skirtumo. Man yra joks skirtumas, mano sesė plaukus nusirautų. A girdi, nesvaik, nepažįstu šiokio Rimbo. O jūs visos tokios plaštakės taip kalbat, ar kas jums yra, aš nesuprantu. Dar kartą pavadink mane plaštakę. O ką, labai gražus pavadinimas. Labai. Nu, kodėl ne? Pasakyčiau, va, tada galėtum įsižeisti. Dabar plaštakė. A girdi, liaukis nusišnekėti. Liausias tada, kai tu liausias išdavinėt, neišdavinėt, o su Rimbu mylėtis. Mylėtis? Nu, taigi aš pasakiau, kad tu esi meilužė, tai reiškia, kad jūs mylėtis, o nesibučiuojat. Nu, ne. Suaugę, tu suaugus. Aš nesaugusi, man 13. O, ir kaip gražiai kalbi, ir dirbi dar. Ai, kartu nesvaik, nes aš nepažįstu jokio Rimbo. Žinai, man reikia tą per 8 įkvėpi, per 4 iškvėpi jogui. Tada aš nusiraminu, bet kitaip tai negaliu nusiraminti. Tai nusiramink ir tu, aš nežinau, iš kur tu man numerį išvadavai. Iš Rimbo? Iš kokio? Aš nesuprantu, apie ką mes čia kalbam. Rimbas. Rimbidas, kaip aš žinau, kaip jį vadinti kitaip. Mano sesė Rimbu vadina jį. Jie draugauja porą metų. Ir aš neseniai sužinojau, prieš 3 dienas gal, kad tu tiesiog duodėsi su Rimbu atseit, tipo, gražiai. Bet jeigu mano sesė sužinotų, tai patikėk. Ir... Aš nieko nesuprantu, aš tikrai jokio Rimbo nepažįstu. Nu gerai, paskutinį kartą atsimink, pagalvok, su kuo mylėjai, paskutinį kartą man pasakyk, gal mes kitaip vadinam tą žmogų. Eiktina. Nesikeik. Kartą. Visų pirma, nesikeik. Aš keikiaus, nesikeikiu. Ir tu nesikeik. Paskutinį kartą su kuo aš ką dariau, ne tavo reikalus, gerai? Nu tai mes bandom įsiaiškinti, koks tas žmogaus vardas, nu tai suvesim galus. Atsiprašau, aš tau dar kartą sakau, kad aš nepažįstu jokio Rimbido. Vieną pažinojau, jis yra išvažiavęs. Taip, jis yra išvažiavęs. Va. Nu tai va, tai čia tas pats. Eik, tu nesvaigas nesąmonė. Inga. Nu ką? Tu skaudini dabar ne tik mane, bet ir mano sesę. Jeigu mano sesė sužinotų, kad jos bernas miegojo su Inga iš Nidos ten tą padavėją, tai nežinau, ką jis to padarytų. Nes jis labai durna. Jeigu, pavyzdžiui, sužinotų, kad neištikimas jos bernas, tai neįsivaizduoju, žinau. Aš jį nesakysiu, aš tiesiog noriu suvest galus, supranti. Aš noriu sužinoti, kas tas, gal tu nekalta visiškai esi. Šiaip, žinai. Aš nieko nesuprantu, kas čia vyksta, iš vis tu normaliai gali kalbėti. Nu, tai aš normaliai kalbu, aš visais vardais, adresais viską tau sakau.
Visų pirma, aš esu nepadavėja ir aš ne iš Nidos. Bet tavo vardas Inga. Nu, koks skirtumas, kad mano vardas Inga? Gerai, vasarą dirbai Nidoje padavėja. Ko tu čia nusišneki? Nedirbai? Nu, ne. Nu gerai, kur tu dabar esi? Klaipėdoje. Nu va, tai šalia Nidos. Nu, tai... Tai, palauk, nu gerai, viską, nusiraminkim, dabar galim iš naujo pradėti. Ar tu nesvaik? Aš tiesiog tikrinu informaciją. Man davė tokius žodžių. Ar gali man pasakyti, ką tau pasakė? Man pasakė, kad tu esi mano sesės bachūro meilužė. Gerai, bet kas pasakė tau tą nesąmonę? Martynas. Koks dar Martynas? Ką žinau, koks, aš jo nepažįstu. Tu girdi, papasakok savo močiutei tą visą nesąmonę, gerai? Nenorėk, kad močiutei papasakos, bus dar blogiau. Tai pasakok, man jokio skirtumo nėra ir tu gali savo seseriai tą pasakyti. O kodėl tu keli balsą, ar aš ant tavęs reikiu? Nes tu mane sunervinai. Nu, sunervinau, tai tu galvoji, kad manęs tu nesunervinai, kai aš sužinau šitą faktą? A girdi, nesvaik nesąmonę, nes čia kažkokią tu nusišneki. Nu tai gerai, tai galėtų man paaiškinti dabar. Ko tu jūs moteris visada šaukėt, rėkėt, mėtot indus. Tai tu pasakyk, kad taip nebuvo ir aš nesakysiu. Nu tai aš dar kartą tau sakau, kad aš nepažįstu jokių rimų, ką tu ten sakai. Ok, o tu turi berną? Neturiu. Gal norėtum su manim draugą? Nenoriu. Kodėl? Dėl to, kad aš lesbietė. Eik tu? Jo. Geras. Visada norėjau pažiūrėti, kaip lesbietės ką daro. Ką norėjai? Nu, pažiūrėti iš šono, taip pastebėti. Nu, ką jūs ten veikia? Nusišneki. Aš kažkaip per tą pokalbį nieko gero nepasakau, tik nusišneku. Nu, bet rimtai. Eik tu. Nu, jo. A, girdi, sakyk, iš kur dabar čia gavai tą mano numerį? A, girdi. Martynas davė. Nesvaika, gerai. Nu, rimtai, žiūrėk, Martynas atsiuntė. Draugo vardas Rimas, draugo telefonas toks. Kaip galima išdurti? Paskambinkite jo meilužiai, jos vardas Inga. Ji dabar dirba Nidoje padavėja. Pasakyk tavo Rimvido numerį. Zip FM. Alio. Sakyk jo numerį. Zip FM. Alio. Galiu tave pasiūsti ant kelių raidžių. Nu, gali, bet tai, žinai, kažkaip visai Lietuvai nuskambės, nebent taip nori pasirodyti. Nu, sakyk. Ne, ačiū. Tai kodėl labai nesakai? Tai teisybę pasakiau, reiškia, Inga. Ką? Nu, ką aš susakiau? Nieko tu nesakei normalaus. Nu, ką, žinau, patikrinu informaciją. Martynas atsiuntė. Čia radistai, Zip FM. Kaip? Ką sakai? Sakau, radistai, Zip FM. Nieko negirdėjau. Nieko negirdėjai. Supratau. Ingutė. Viso gero. Viso gero. Iki. Gerai, mėly draugai.